Ho, sveiki draugai. Tai šį kartą toks neeilinis žygis. Tai keliausiu ne sausumą, o vandeniu. Tiksliau ledu. Esu Preiloj, prieš mane Kuršių marios. Ir šiandien keliausim su nakvynė, palapinę, praleis nakties. Tai kad šiaip nebūtų nuobodu, pasimsiu dar meškerės, pabandysiu stintų pagauti. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti. Bet prieš tai paspauskit laiką, galite suprenumeruoti. Video aprašyme yra Contribui nuoroda, kas norit prisidėti finansiškai. Ir kviečiu į nuotykius gamtoje. Stop, ant ledo lipti pavojinga. Nu, va toks ženklas pasitinka. Bet kiek iš vietinių žinau, tikrai važinėjimas ledas. Tai problemų nebus, aišku, bet kur nereikia eiti, o ten, kur tik tai storas ledas. Nu, žvejų tik 2 palapinės. Nu ir vėjas pučia. Švilps gerai turbūt visą naktį. Lyg prognozė nežadėjo, bet nu ką, matau kelių žvejus, eisiu kažkur šalia jų įsikurt. Prie Ribaskus veždavom tinklus statyti. Ir kas keičiausi, nuėjau į Norfą, žiūriu, supranti parašyti žiobris, bet iš tikrųjų supranti ožką. Kormoraliai išgaudo daug žuvies. Aha. Gausim kokį stintą čia. A tai stintai įeina jau mažyti, jau įmato, tos plūdės juda, ne? Jo. Plūdvirvė būdavo. Jo. Ta pati konstrukcija, tik tai, kad tariniai būdai nebuvo, dar nenufizinė technologija nebuvo rusiškų. Postarimų. O, laimikis. Čia 5. Nu, bent man bus viltis, kad kažkas žuvų yra.
Nu va, atėjau, įsikūriau. Graštą neturėjau, tai pasiskolinau iš vietinių. Vietiniai paskolina, žvejai verslininkai, dar pašnekėjom. Tai žuvų šiek tiek mačiau yra. Tai bandysim dabar su meškere kažką pagauti. Palapinę pasistačiau šiaip ne taip, vėjas labai stiprus, bet stovi. Tai nežinau, sriegių daug nesu pasiėmęs, tik prisitvirtinu apačią, bet būtų gerai virš prisitvirtint. Bet lietaus nežada man vis tiek, va šiokia tokio žuvie gaunas, tai nėra tai blogai. Nu tai va, dabar lauksim žuvų, kažką gal valgyti pasigaminsim dar. Tai šiaip baheris irgi pirkau karpį šiandien, stebėjau, kad brangiai sumokėjau gabaliukus, bet kažkur padėjau, nesuprantu, ar pakeliui iškrito man, nesiminėjau čia daiktus, niekur nerandu. Tai gerai, kad šitie žvejai verslininkai pagavo pūgžlių, tai pūgžlius pasiėmiau iš jų, tai dabar ant pūgžlienos gaudau. Mėgėjų žvejų tai tik vienas ekipažas yra. Nu, ledas čia storas, kiek supratau, kiek mes čia šnekėjom. Su visais mačiau apie 20-15 cm, bet sakė, yra vietom ir 5 cm. Taip, kad čia reikia labai atsargiai. Nu, vilčių pagauti daug neturiu, nes kiek supratau, nelabai kas gaudo iš mėgėjų. Verslininkai, jeigu tinklais pagauna kelias žuvelės, tai čia nelabai tas gaudimas gaunas. Jo. Nu, bet aš kaip sakyt, man svarbiausia procesas. Nėra tik svarbu rezultatas. Bus gerai, nebus. Ką nors sugalvosim. Nu, šiam prisirengiau, tai jau tikrai žvejybinį kostiumą pasimoviau, tai tikrai nebus jau šalta. Reikia šiaip pravidinti, nes jau turbūt kokius paskutinį kartą buvau 16 metais čia ant ledo, kaip tik Preiloj. Va, vieninteliai mano draugai, kurie gaudo priekį. Pirmą stintą tai jau šokau laimės šokį. Verda arbatą. Tai vakariniausim. Lašinių duonos pasipjaustysim. Kadangi marių vanduo, tai reikia nuvirint, kad visos bakterijos žūtų. Nors tų bakterijų žiemą nelabai būna. Turėjau iš vis 4 kibimus, vieną ištraukiau kažkodėl, o tik 3 kažkur, vieną pabėgo traukiant, o 2 neužkirtau. Tai dabar atsigersiu arbatos, jau sutemę, 5:30. Nu, svarbiausia vėjas nebėra toks stiprus, kaip buvo, tai nors tas gerai, nebus taip šalta. Nu, turbūt reiks kažką ieškoti vakarieniai, tik vieną stintą teturiu, tai nusipirkau lašinių. Tai lašinių užkasim. Galim arbatą atsigert. Iš marių vandens
su priedais bus. O, biškį palaikiau, tai žiūrėt vėsų jau. Jo. Nu ką, reikia lašinių pasipjaustyti. Reikia pasišildyti dar arbatą irgi. Truputį energijos. Gal netyčia pradės kibti, reikės daugiau energijos. Daug duonos neėmiau, kad neišpindėčiau, kad gaudyčiau žuvį. Tai tik tai užkasiu. Juhu. Stinta puki. Nu jau linksmiau, jau 2 stintas turiu, tai iš bado jau nemirsiu gal. Buvau nuėjęs pas kaimynų pasižiūrėti, ką gero. Tai nieko, kas 3, kas 4. Nelabai ką traukia. Vietiniai, pereiliškiai. Bandau aš dar ir kažką. Šiaip dar anksti, dar miegoti, aišku, neįsiu, tik tai vėsu labai. Be 10:07, bet va, nuėjau pas kaimynų, sušilau, pasišnekėjau, tai galim jau žvejot kaip. Nes taip sėdint vienoje vietoje, tai visok, tas vėjas labai stipriai pučia. Nu, reiks pasivaikščiot biškį, kad nebūtų šalta. Žiūrėsim, gal dar koks kibimas ateis. Įlindau į palapinę dabar, nes vėjas kiaurai traukia, galvoju, nebus ant to vėjo, aš nesidėsiu, o išvilpia gerai. Nu ir vieną akimų prižiūrinėjau meškeres, bet žiūri, mano kaimynai visi išėjo, tai likau aš vienas. Nu, dar porą valandų pakimarinsiu. Dabar tik apie 7 valandos. Šulinys. 8 valandos. Kibimų nerasta. Nu va, jau lovoj. Nu kaip lovoj, miegmaišį. Nu vėjas švilpia, tai gerai. Sekas man su orais. Žadėjo tik tai 5 metrus per sekundę, pažiūrėjau 10 vietom 15 gūsiais. Nu tai duos naktį. Nu viena paguoda, kad liktai naktį kažkuriuo metu pradės silpnėti. Tai nežinau, palapinę tokią pasėmiau, kur koliukas yra įskilęs, tai kaip jie atlaikys, neįsivaizduoju. Nu bet gal kažkaip. Švilpia gerai, kaip per pūgą. Šiaip temperatūra turbūt apie 0, nes nešala vanduo, bet jutiminė temperatūra tai jau gerai jaučiasi. Nu ką, 2 žuvis pagavau, dabar 9 valandos, tai nu kažką pasikep turiu. Tai ryt turbūt kokią 7 atsikelsiu, gal anksčiau šiek tiek bandysiu dar pagauti. Nu ir turbūt naktį reikia kentėti, tą palapinę draskys, turbūt nepamiegosiu labai gerai. Nu bet ką, aš jau pripratęs, jeigu miške ten medžiai pokši, tai čia jau vėjas daužo palapinę. Sekas man su orais. Ai, smagiai vis tiek ant to ledo, kaip ir nesijaučia sniegas, bet vis tiek vaikštai va, džiaugies. Nu ką, keliauju aš miegot ir sakau labanakt. Sustiksim rytoj, tikiuosi, mane nenupūs čia. Antrą nakties, pradėjo lyt,
pas mane stogas atviras. Nu, žodžiu, prognozė tai kosmoso, prašovęs būsiu. Palindau po palapinės gaubtų. Tai dabar užsimečiau, susikloviu daiktus, gal kaip nors nesušlapčia. Nu, dar 4 valandas beveik, bet jeigu lys atsikėlus ryte, tai vėl nebus nieko gero šlapia. Tai vis tiek reikia saugoti kiek įmanoma sausiau. Tikiuosi išgyvensi čia. Lietus tai gal ne taip blogiausia. Sargiausia iš apačios, kad nepradėtų semti mano miegmaišį. Labas rytas. Nu, žodžiu, visiškai bloga naktis ir dar blogesnis rytas. Pravalas. Apvogė mane, žuvis pavogė. Vieną meškerę pelikus. Ten toliau žiūri mano kažkur meškerytį nunešta. Už 15 metrų. Čia matyt naglus varnos atėjo, kaip nebijojo. Dar vakar buvo minčių pasimes žuvį kažkur toliau. Kaip žiauru. Tai naktį negana to, kad vėjas dar buvo, tai dar lyjo. O aš nieko nebuvau pasiruošęs lietui, kažkaip nei prognozė žadėjo, kad bus stiprus lietus, bet buvo ir lietus, man prilijo į palapinę, reikėjo tvarkytis. Dar vėjas, vėjas gerai nurimo bent antrą pusę nakties. Ir kas baisiausia, blogiausia, tai tos prakeiktos varnos. Naglos. Ką su jom padaryti, reikia kažkaip pagauti ir kaip senais laikais nusukti galvą ir virti. Kito kelio nėra, nes čia mano pusryčiai. O naktį šiaip pat kas bent pliusas buvo, kad nebuvo tikrai šalta. Tai tokia naktis ir dar rytas nelabai koks. Bandau dabar kažką sugauti, bet kažkai turbūt man pasiseks. Šiek tiek prilijo kampos. Čia kuprinė buvo. Visumoj gerai čia. O, čia viskas šlapia. Pirštelis šlapias, žodžiu. Kai miegi tik vieną naktį, tai nesvarbu, tas sušlaps galiai. Viską parsinešęs džiuvinsi. Tai čia nebaisiausia. Tik kad bus gal sunkiau neštis šlapius daiktus. Palapinės formų ne iš gražiųjų, kadangi vienas kuliukas ten įskilęs, bet atlaikė, kad ir kreiva, šleiva. Su žuvim turbūt bus nekas. Turiu įtarimą. Reiks kiaušinius kept. Čia žvejų eketė iškirsta. Tai naudojas kaip vandens šaltinių. Sniegą tai nenoriu tirpdyti, nes sniegas labai ilgai tirpsta ir energijos daug sunaudoja. Tai vanduo geriau, nors vanduo irgi čia negeriausios kokybės, bet pavirinsi nieko tokio. Biški chemikalų. Vanduo sunkiai užvirė, kadangi dujos labai sušalusios, tai po truputį verda, tai atsibodo man virti. Tai net vandenį iki galo neužvirinau, bet nemanau, kad kas nors čia bus. Biški pakaitinau. Žiemą vanduo nėra blogos kokybės. Oi, vanduo vos šiltas. Kol kas su žvejyba absoliučiai. Jokio kibimo. Biški šviesėja. Žadėjo lietų, bet kol kas lyg ir nėra. Nors praeina kažkokie debesėliai su keliais lašais. Kaip nujausdamas, kad bus vagystė, tai pasėmiau kiaušinį išsikepti. Tai nors tas gerai, o dabar būčiau kepęs stintas. Ką darysi, gyvenimas yra žiaurus ir neprognozuojamas. Turėsiu nors kiaušinienę, kas nėra labai blogai. Kepa palapiniai
lašinukai ir svogūnai. Bandysim kiaušinienę išsikepti, nežinau kaip čia pavyks, nes baisiai lėtai ugnis dega. Dujos sušalusios, balionas tai neduoda to degimo. Niekaip negalėjau su senu balionu iškepti. Matyt, mažai dujų beliko, gal susitraukiu dar. Paėmiau naują balioną. Tai jau rezultatas iškart geresnis. Nes galvoju, čia 0 laipsnių turėtų normaliai veikti, bet šaltį man veikdavo. O kvepia skaniai jau visą palapinę lašinukais. Svarbu dabar keptuvės neapverst. Spirga kiaušinienė. Nu, bus balius, bus baliukas. Iškepė kiaušinienę. Ragausim, kas čia gavos. O, pasaka. Čia buliukai. Skanu. Už valandos turiu autobusą, bet neskubėsiu dar, kol daiktus susirinksiu. Kitas bus už 3 valandų. Nu gaila, kad pavogė varnos mano stintas. Būčiau pasikepęs. Bet ką darysiu. Gyvenimas žiaurus. Nu vėjas gerai laužo. O tai buvo pritaisęs. Gerai, kad medvaršiai laikė dar, nes būtų man nunešę tą palapinę čia. Kam lietus, kam pramogos. Lietus, pakuojamės greičiau ir varysim. Nu šiaip ne taip grįžau nuo ledo, nes tai pyl ir vėjas, tai kiaurai čia viskas šlapia. Nu, bet jau dabar stoteliai. Nu ką, draugai, mano žygis į pabaigą. Oi, lietus spaudžia. Tai viskas. Ačiū, kad buvot. Ir iki kitų susitikimų. Ate.